Sveiki, mėlieji, štai aš ir vėl su jumis ir kviečiu pasižiūrėti antrąją dalį, viskas apie mano gyvūną, kaip sakant. Ir jeigu jums įdomu, likite su manimi ir pasižiūrėkite. Taigi, užsidėjau jau megztuką, pasiruošiau išeiti lauką, kadangi jau vakaras ir šiek tiek pradeda atvėsti. Taigi, noriu jums parodyti, štai kokius aš naudoju vitaminus šiuo metu medutei, su maistu duodu. Jie jau yra išbaigti, yra tušti buteliukai, aina čia dar šiek tiek liko, reikės išbaigti kaip tik šiandieną. Čia yra, kaip matote, Molt Formula Coat Conditioner, padeda, kad šuo nesišertų, padeda jo kailiui, suteikia vitaminų įvairių, kad nesišertų, kad kailis būtų sveikas, kad blizgėtų ir panašiai. Tikrai rekomenduoju, jis kainuoja 12 eurų, nėra pigus iš tikrųjų. Na, jeigu turite mažą šuniuką ir reikia mažai duoti, tai tada normaliai, bet, aš duodu po šaukštą, man užtenka kažkur savaitei, daugiau gal šiek tiek. Na, bet tikrai nedaugiau nei 2 savaitėm, nežinau, maždaug savaitei laiko kažkur gerai savaitei užtenka ir viskas, nes Very Large Breeds man reikia duoti nuo 10 iki 15 ml per dieną, tai aš duodu didelį šaukštą ir pats tas. Taip pat dar duodu iš tos pačios firmos Vitapet, kaip matote, ta pati firmelė. Duodu čia nuo sąnarių, taip pat čia yra jau tuščias, bet aš turiu nusipirkusi dar tokius pačius 2 naujus. Štai 2 čia esu jau beveik išnaudojus ir 2 yra nauji, kadangi visada stengiuosi pirkti, kad turėčiau atsargai, kad mano mažutė neliktų be jai reikalingų vitaminų. Taigi čia yra normalaus stiprumo sąnarių formulė ir rašo, kad čia yra idealu didelėms šunims, didelėms veisliams, didelių veislių šunims, kurie yra linkę į sąnarių problemas. Taigi tai yra grinai idealus produktas mano medutei ir aš jį naudoju, nežinau, mes dabar čia perskristumės į šitą namą, jai tikrai buvo iš pradžių sunku lipti laiptais ir aš dabar stengiuosi ir mažiau valgyti duoti, kad šiek tiek svorio numestų, nes kadangi buvo priaugusi, per žiemą taip pat mažai judėjo ir, nežinau, dabar numetė kelis kilogramus jinai ir galbūt dar šitas padeda, jinai tikrai daug lengviau lipa laiptais, galiu pasakyti. Ir, manau, tikrai padeda ir tikrai nebus blogiau, jeigu duosite. Tik tais liuks, šitą firmelę man patinka, kaina taip pat kažkur 13 eurų, 12 kažkur 13. Yra dar didesnėse pakose, mačiau, man atrodo, stipresnio stiprumo, ten virš 20 eurų, bet kažkaip aš prie šitų pripratau, dabar perku šitus. Ir dar turiu, čia yra For Joints, rašo Johnson's Veterinary, For Joints, Extra Strength Tablets, yra gliukozaminas, omega 3, chondroitas, green lipid muscle and MSM. Nežinau, kas tas yra. Bet čia yra taip pat sąnariams ir yra ekstra stiprumo tabletės tokios. Tokios tabletės, tokio dydžio maždaug, Ir tiesiog jas reikia duoti per dieną 2-3 tabletės. Aš duodu dabar, jeigu aš duodu šitą dabar, tai aš šiaip šito dabar neduodu, nustojau aš jį duoti. Tačiau šitą taip atsargai laikiau, nes kartais jeigu šito neturėčiau, jeigu nenusipirkčiau, ar išsibaigtų, ar parduotuvėj nebūtų, arba tiesiog pasibaigtų, tai aš duočiau šitą, arba jeigu jai žiūrėsiu, kad jai kažkas pablogėtų su sąnariais, tai tada jau duočiau šitų, nors gal reikės duoti 1 per dieną plus su šitų, manau, nepakenktų, nežinau, reikės pagalvoti.
Taigi, su vitaminais viskas, daugiau nieko tokio specialaus aš jai neduodu. Toliau parodysiu, kokį maistą aš jai duodu. Maistą duodu tokį betą. Jis, žinoma, yra daug geresnis už visus pedigree, už bakers, už visus tos, kaip sakant, kur populiarina, kad atseit, ojojo, čia šuo lakstys, koks tai tenais nėra, nepirkite ten tokių pedigree, jie niekam yra tikę iš tikrųjų. Ten mėsos mažai yra, ten, nežinau, ten kaulų sumala, tenais iš tikrųjų nieko gero ten šuniui nėra, prideda, ten gal vitaminų kažkiek įdeda, bet galiu pasakyti, kaip aš nuvažiavau specializuotą parduotuvę, kur yra ten nuo A iki Z viskas gyvūnams, tai nei vienas man žmogus nėra pasakęs, kad pedigree ar ten bakers yra geras maistas. Jisai pats blogiausias parduotuvėje. Tai, manau, galima daryti iš to išvadas. Tai tiesiog davė gerą reklamą ir viskas. Ir pirkite žmonės. Nors jinai pusę, kiek laiko yra pas mane, jinai pusę laiko valgė pedigree, kadangi aš galvojau, kad čia geras maistas yra. Aš galvoju, kad čia geras, kad aš čia gerą darau. O pasirodo ne. Ir va štai yra geras maistas, kur tikrai yra viskas jai išmėsytės. Na, kaip sakant, irgi, aš esu veganė. Jeigu aš rasčiau veganišką maistą šunims, aš pirkčiau veganišką maistą. O jeigu norėtų mėsos, jinai tegu pasigauna katę, žiurkę ir ką ir tegu suėda. Na, bet čia jau kitos diskusijos ir kadangi veganiško maisto čia nėra ir aš duodu jai, na, šunys vis tiek jie yra, kaip sakant, jų organizmas yra pritaikyti, virškinti mėsai ir nejaučiu aš per daug blogybės, kada perku aš jai, kaip sakant, maistą iš mėsos. Čia, kaip suprantate, yra sauso maisto pakelis, toksai, čia yra 2 kilogramų, 2,5 kilogramo. Ir jisai kainuoja 10 eurų. Toks 2,5 kilogramų. Nu, nematau. Taip, rašo 2,5 kilogramo. Matote. Kainuoja 10 eurų. Manau, na, jis išeina brangiau negu, žinoma, ten visi pedigree, bet yra tikrai pigiau negu ten tie patys brangiausi. Man čia tikrai būtų per brangu pirkti, bet va šitas toksai per vidurį, va toksai, va. Esu tikrai patenkinta šio maistu ir, kaip matote, perku seniors, kadangi jinai yra mano seniorita. Taigi, toliau noriu parodyti jums, kad turiu dar nusipirkusi maisto. Va štai beta seniors. Visą tokį dabar didelį nusipirkau, nes buvo ant akcijos ir nereikės taip dažnai, kiek čia tų kilogramų, dabar nematau, nenoriu dabar čia sukinėti, bet čia yra kažkur 14 kilogramų, teisingai. Čia va davė, čia va turiu tokį šaukštą pasidėjus, ten vitaminam pilti. Ir čia yra tas specialus va podelis tam maistui, matote, betos podelis, matuoti tam maistui, kiek tokiam šuniui reikia per dieną. Taigi, kaip tik medutėj va laikas valgyti ir eisiu ją maitinti. Nu, jas medulytė, jas. Na va, mano gražuolė valgo. Kramsnoja. Kramsnok. Jinai to maisto šiaip labai mėgsta šitą maistą, kai aš įdedu to aliejaus, tai jai labai patinka to vitaminingo aliejaus nuo kailių ir nuo sąnarių, tai jai labai patinka. Na štai, toliau noriu jums parodyti dar, ką aš turiu dėl savo šunytės. Dar čia keletas naujų padelių, jeigu anas vis tiek jie yra neilgamžiai, suskyla. Taigi keletas atsarginių padelių. Toliau naujos šukos. Grūminti, šukuoti iš firmos Comfort Line ir šunims ir katėms. Tokios šereliai tokie, nėra kietos, tokios
viršutinius plaukelius iššukuoti, tai tinka tikrai. Toliau čia kažkada buvo mano šepetys, Salon Professional Brush, bet aš atidaviau šuniukų jau. Kažkada čia jau, bet su juo aš nešukuoju, nežinau, čia įmečiau. Čia vat žirklės yra, karpyti nagučiams. Toliau čia toksai fainas guminis šepetys iš firmos Fur Remover 2. Taip, iš 2 galų smulkesnis ir stambesnis. Labai fainas, taip surenka plaukus, kurie taip pat ant paviršiaus būna. Taip pat čia toksai paprastas, jau toks reikėtų gal įmesti lauk. Toliau šitas toksai, čia taip iššukuoji, čia irgi tokie paviršinius plaukelius nuima tik tais ir taip va, nuima plauką, nereikia ten su rankom išjunėti, tas labai patogus dalykas. Čia firma net nežinau dabar kokia, čia ką rašo, Zufari. Toliau čia yra tokios šukytės, patogios, jau nuima šiek tiek poplaukio netgi. Švirmytė čia nežinau kokia, jau yra nusitrynusi. Ai ne, vat štai, čia yra iš Comfort Line taip pat, vat nes matau, vat atitinka spalvos iš Comfort Line. Taigi, toliau čia šitos 2 yra iš kitos firmos, kurios nepamenu dabar. Čia irgi va toksai, irgi nuima jau poplaukį tokį. Žieminį, kaip sakant, šitas brašas irgi labai fainas, man patinka šitas toksai vat gerai šukuoja. Ir po to su šitu aš, kaip sakant, nublizginu kailį. Ir mano pats geriausias, kaip sakant, čia tas užsideda ant šito, čia taip va. Matote, turiu Forminatorį, kuris nuima visus nereikalingus poplaukius, plaukus, tenais labai nuostabus dalykas. Oi, kaip matote, na jis dabar nėra toks švarus, nes aš jį turiu tikrai ilgai, aš jį turiu porą metų mažiausiai, tikrai gal kokius 3-4 metus ir žiūrėkite, kaip man laiko nuostabiai, nei kur atplyšia, nei ką, ir iš tų dantukų, va čia tik vienas toksai šiek tiek man, čia taip nulūžo, bet tai čia aš pati kažką nulenkiau, kažką padariau, bet labai gerai surenka plaukus, nuostabiai dirba, savo darbą atlieka, čia taip padarai ir taip va nuėmė. Meda, ateik čia, ateik. Štai parodysiu jums tuoj čia, jei bus plaukų. Taip va, ir eini per kūną. Va, ir matote, kiek va plaukų paima. Ir va, dabar ant žemės padarysiu ir tą paspaudė, ir va taip, ir dedi maišelį, va, pažiūrėjau, aš dedu, paskui išmetu lauk. Ir va taip, va, ir šukuojam, va taip, va. Aišku, kiekvieną dieną negali taip šukuoti, tai čia visą plauką nuimsi, bet va, nuostabus dalykas, nei vienas šepetys toks geras nebuvo kaip šitas. Tiesiog nuostabus dalykas. Kas turit šunis, nežinau kaip čia ilgus plaukus, bet va, tokius va, šunis turite vasarą kaip šeriasi, tai nepamainomas dalykas Forminatoris, nepamainomas. Taigi negalvokit, kad aš jį giriu, kad man kažkas sumokėjo ir panašiai. Aš jį giriu, kadangi jis tikrai yra nuostabus dalykas ir aš jį tikrai senai turiu. Mokėjau kiek aš, atsiprašau, už jį kažkur 60 eurų. Jisai gan brangus, bet tikrai vertas savo pinigų, kadangi tikrai labai numeris 1 dalykas, ką reikia turėti savo, ta prasme, savo šunio krepšelyje. Na, toliau, čia baiginėjasi jau Dirty Dog, No Rinse Dog Shampoo. Na, tiesiog toks purškiamas šampūnas, kuris man jau baiginėjasi, skaniai kvepia, firma Animology, na, fainas, skaniai kvepiantis šampūniukas. Toliau turime iš taip pat Animology Dog's Life Nourishing Dog Spray, na, maitinantis šuns kailį toksai sprejais, purškiklis su provitaminu B5, kondicionieriumi viduje, aloe vera. Ir tiesiog maitina šuns kailį ir kvapą gerą duoda
ir labai fainas dalykas. Taip pat iš Animology čia ne per seniausiai pirkau, kur kamštukas, dabar žiūriu, nukrito gal kažkur čia. Ne per seniausiai pirkau Gloss Finish, Pet Care Excellence, finishing spray, kaip sakant, irgi taip pat su Provitin B5 ir kondicionierium ir taip panašiai. Jisai labai toksai, labai skaniai kvepia, taip švelniai ir aš jį naudoju pabaigti, kaip aš pabaigiu šukuoti medutę, aš išpurškiu ir po to paimu švelnų, pavyzdžiui, tokį šepetį švelnų, tokį švelnesnį jau ir kailį taip suglostau, dar surenku, kai būna ten keli plaukiukai likę, kuriuos iššukavau. Ir kaip tik šitą įsitrina, kaip sakant, įsišukuoja į kailį ir skaniai kvepia ir, kaip sakant, labai visa šukuosena būna padaryta. Galiu iš karto dėti, aš juos laikau čia prie šukų, kadangi kaip šukuoju, taip ir purškiu aš ją. Taip pat dar vienas yra, kurio dar nenaudojau. Jisai toksai liktai sveikas, toksai čia iš Tea Tree Oil. Ir jisai toksai, kur niežti šuniui ar ką, padeda ir taip pat yra odos ir kailio kondicionierius ir galima naudoti tarp maudymų, padeda čia raminti, maitinti, taip čia oatmealai, aloe ir vitaminas E. Ir taip ir sakiau, kad čia natūralus Earth Bath, grinai natūralus, ta prasme, produktas čia yra. Kainavo jisai man, jis šiaip čia tokios nuolaidos pirkus, taip kainuoja 18,50, bet aš už jį mokėjau 7 eurus. Taigi labai šaunus produktas, aš ten važiuoju tik Maxą, čia man atrodo, tik Maxą pirkau, taigi labai pastoviai važiuoju, ten labai gerų produktų būna ir galima sakyti dvigubai pigiau negu kitose parduotuvėse. Toliau iš kvapų šuninių, tai aš turiu dar šuns kvepalus, taip pat, man dabar neatsimenu, kur pirkau, tikriausiai taip pat iš tik Maxo. Dog Generation Paris, Oh My Dog. Kvepia taip, gal šiek tiek užneša biškiai vyriškus kvepalus, bet man visai patinka, medutės papurški, tiesiog iš pradžių vienaip kvepia, paskui tas kvapas lygtais pasikeičia šiek tiek į kitokį, taip sušvelnėja, visai faina turėti tokį, imituoja čia tokius spigliukus, kaip kad šuns antkaklis toksai, taip fainas toksai kvepaliukai, vienintelius turiu ir po to dar turiu medutį Bond Sports Wolf Warren. Čia, kaip sakant, toksai grinai kvepinti šunį. Tai Pet Colog, kaip sakant, atsiprašau, gyvūnų adikolonas. Labai skaniai kvepia, toksai fainutis. Tikrai jau baigiu išpurkšti jau kažkur kiek čia, tiek gal liko tiek, mažiau negu pusė tikrai. Na ir čia iš priežiūros dantų pasta su šepeteliu, akims, paakiams valyti, jeigu ašaros nubėga. Čia toksai kremukas, jeigu niežti ten kažką, kokios žaizdelės ar kažką. Čia ausis valyti, čia taip pat ausis valyti ir dar vienas, čia šito nenaudojau, čia kad kaip sisiojo šuo, kad žolė neliktų geltona, kad toliau būtų žalia, čia duoti į maistą tokias tabletes, bet aš nemanau, kad man reikia, pas mane žolė ir taip žaliuoja ir nemanau, kad reikia jai duoti šitas tabletes, bet kas turi tenais kokių 10 šunų paleidžia, tai gal ir reikėtų tokių jau po pievą bėgioti, šuniui duoti. Štai. Ir visi produktai. Štai, tikiuosi jums patiko ir laukite kitų video. Ir štai mes atsisveikiname. Ate. Medutė, žiūrėk. Žiūrėk, medutė. Ko nežiūri? Medusiau. Nori namo eiti, medusiau. Ai, kamera nežiūri. Ai, tu keistuolė. Čiau, čiau, mielieji brangieji.